Sveiki visi, turiu tokių labai sunokusių bananų, tai šiandien parodysiu, kaip išsikepti labai skanią bananinę duoną. Tai va, ką reikia pirmą padaryti prieš kepant bananinę duoną, tai kaitinti orkaitę. Aš orkaitę kaitinu 180 laipsnių ant va tokios funkcijos viršus apačia su vėjelio funkcija. Štai viskas, ko reikės bananinės duonos receptui. Tai va, ką pirmą padarysiu, tai persijosiu miltus ir kepimo miltelius. Ir subersiu druską. Ir truputį sumaišysiu. Sausus ingredientus atidėsiu į šalį. Tai dabar kambario temperatūros sviestą, kurio yra 110 gramų, ištrinsiu su 150 gramų cukraus. Tai va, gavosi tokia kreminė masė ir dabar išplaksiu 2 kiaušinius. Šitą sviestą ir cukraus masę sudėsiu į kiaušinius. Na ir dabar viską išmaišysiu. Na, o dabar sudėsiu bananus. Naudosiu tik 2 bananus, o vieną paliksiu dekoracijai. Tai dabar naudodama šakutę tiesiog sumaigysiu. Tai va, ir viską išmaišysiu. Ir dabar supilsiu 85 ml pieno. Išmaišysiu. Įpilsiu pusę citrinos sulčių. Išmaišysiu. Įpilsiu vanilės ekstrakto 1 arbatinį šaukštelį. Ir dar kartą išmaišysiu. Visą šitą gautą masę aš supilsiu ant sausų ingredientų. Na ir dabar naudodama medelę, tokią silikoninę, viską gerai išmaišysiu. Tai va, turiu čia paruoštą skardą su kepimo popierium ir į ją supilsiu dabar bananų duonos tešlą. Ir padekoruosiu dar vienu bananu. Tai bananą tiesiog nulupu ir perpjaunu išilgai. Vieną taip uždedu ir kitą šalimais. Tai va, tokia paruošta bananinė duona, šaunu į orkaitę 180 laipsnių, 45 minutės. Tai va, 45 minutės praėjo, dabar sumažinau temperatūrą iki 160 ir kepsiu dar 15 minučių. Kvepia nuostabiai. Ir vidurys atrodo iškepęs. Tai laikas traukti lauk iš orkaitės. Štai ir va, gražuolė bananinė duona iškepė. Beliko tik apibarstyti cukraus pudrą. Nu ir ką, pjaunam ir ragaujam. Tokia drėgna, minkštutė ir kvepia taip skaniai. Jeigu jums patinka blyneliai su bananais, tai šitą duoną tikrai labai patiks. Ragauju.
pasaką. Iki.